Tai mano istorijos prasidėjo 2012 metais ir mane įdarbino kaip suvirintoją. Aš buvau ką tik baigęs studijas, tuo metu dar dirbau ir kariuomeniai, nes aš studijų metu ir kariuomeniai lankiausi. Ir kokius metus, 2 dirbau Aros Marine, bet tuo pačiu, kai nebūdavau komandiruotėj, ir kariuomenė pasidarbuodavau. Tai, bet po to viskas išaugo su Aros Marine, tapau meistru. Ir po to atsidūriau Prancūzijoje. Tai iš meistro tapau projektų vadovu. Tada paprašė manęs pabūti atsakingų už padalinį kaip Prancūzijos. Na ir dabar esu čia. Dirbu toliau komercijai, kadangi su šeima apsisprendėme grįžti į Lietuvą. Tai nebuvo toks paprastas lengvas sprendimas, bet buvo iš anksto suderintas tiek su įmonė, tiek su visa aplinka ir buvo pakankamai, manau, sklandus perėjimas. Gal kad niekad nepasiduoti. Iš tikrųjų taip, nes tenais ugdo tavo valią ir vis laik bando spausti iki tol, kol tu pasiduosi. Ir tave grūdina. Tai čia irgi, kad ir kaip atrodo, žinai, jau neberandi išeities, neberandi susitarimo kelio, vis tiek iš paskutiniųjų bandai ieškoti to sprendimo ir visą laiką randi jį. Kai kas ieško, tas randa iš tikrųjų. Laimėjom elektros darbų projektą. Ir taip atsitiko, kad pavedė man jį vesti. Nieko bendro su elektra nesu turėjęs, net nieko neįsivaizduoju. Tai, o įmonė, su kuria buvo laimėta, buvo tikrai labai gerai kvalifikuota šiems darbams ir jie tikėjosi, kad ir mes būsim tokie patys. Reikėjo pakankamai greitai suprasti jų kalbą, nes kai mes kalbamės paprastai, jie ten terminais apie vamzdyną tu supranti, ką kalbėjau. Ten terminai apie elektrą, tai iš pirmo tiesiog kaip sėdi, žiūri ir nieko nesupranti, ko jie tavęs klausia. Tai vienas iššūkių buvo toks projektukas. Tus pirmos komandiruotės tikrai užkabinau. Labai įdomus darbas. Tikrai labai įdomus darbas. Ir tenka daug pakeliauti. Na, yra kolegų, kur buvo dar daugiau keliauja už mane, bet tikrai teko nemažai aplankyti. Ir su kruiziniais laivais paplaukioti, tikrai geri įspūdžiai, kiekvieną komandiruotę įsimintina, tikrai ir ką prisiminti. Labai mėgstu žuvį, labai mėgstu žvejoti, bet niekad nepagaunu žuvies, esu žiauriai prastas žvejys. Važiuoju žvejoti dėl to, kad vaikai prašo to, bet vaikai daugiau už mane pagauna žuvies, bet aš ją valgyti mėgstu.